Nu tai ką, sveiki, mėlieji draugai, mėlieji žiūrovai. Kaip matėt greičiausiai iš pavadinimo, keliauju į Londoną. Kelionė bus šiaip iš tikrųjų neilga, bet pagalvojau, kad visai galbūt įdomu jums bus pamatyti, kaip aš ruošiuosi ir kaip, žodžiu, keliausiu. Nes keliausiu pirmą kartą tik su viena kuprinike, ko nesujaučiu darius niekad gyvenime, bent jau papildomai kažką tikrai pasiėmėm, bet aš manau, kad man normaliai pavyks viskas susitalpinti, nes mano kuprinė tikrai nedidelė, o didesnės neturiu, tiksliau nežinau kur yra. Tai va, tai dabar kaip tik planuoju dėtis tokia kaip ir mini kosmetinė, nes vis tiek bus tikslas ir šiek tiek pasipuošti. Ir reikės kažkaip apgalvoti drabužius, ką mautis, kaip rengtis ir taip toliau, nes kad ir nuvykti būtų patogu, bet ir po to, kai eisiu į tas vietas, kurias susiplanavus eit, kad tiktų irgi apranga. Tai va, tai žiūrėsim. Dar noriu trumpai visų paprašyti, kad jeigu nesekat mano kanalo, tai mielai kviečiu pasiekti ir jeigu nenorit praleisti keltų video, paspauskit notification button. Tai ačiū jums, kas palaikot ir tikiuosi šitas video jums patiks. Tai va, susidėjau dabar tokią nedidelę kosmetinę ir noriu tiesiog parodyti, ką maždaug pasiėmiau, ko galbūt man prireiks. Tai aišku, vienkartiniai dalykėliai, tai būtų vatelės ir ausų krapštukai. Tuomet šampuniuks, nežinau ar prireiks, greičiausiai ne, bet pasiėmiau dėl viso pikto. Tada Kiehl's Ultra Facial Cream, labai patogu, mažiuks buteliuks, tiksliau indelis. Tada dantų pasta, kadangi naudoju tik būtent vieną pastą, tai įsidėjau į mažą indelį. Tada Too Beautiful lūpų balzamas, jeigu norėčiau pasidrėkinti lūpikės prieš einant miego, dažniausiai aš tai pasidarau. Tada turėjau Kiehl'so tokį mini pakuotę, tai čia yra serumas. Tada pasiėmiau kempinėlę, aišku, čia biškį tokia jau nučiupinėta, bet nieko, vis tiek plausiu prieš naudojimą. Tada pasiėmiau micelinį vandenį iš Youngblood, irgi toks labai patogus, nedidelis. Tada pasiėmiau plaukų vašką, kadangi planuoju šiaip palei viską kaip ir būti sulaižytais plaukais, tai nenorėjau vežtis plaukų lako, kadangi užimtų daugiau vietos, tai pasiėmiau vašką. Ir dabar jaučiu jau bus, dar prausiklis irgi iš Kiehl'so, labai patogu, nedidelė pakuotė, žodžiu, žiauriai geras dalykėlis. Jeigu ieškot kelioninio dydžio priemonių gerų veidui, tai Kiehl'so labai rekomenduoju. Tai va, o toliau jau bus greičiausiai visos jau makiažo priemonės. Taip, tai pasiėmiau Ateliero pudrą savo mėgstamiausią. Anksčiau būdavo tokios mažos pakuotės, bet dabar nebėra, tai pasiėmiau didelę. Pasiėmiau taip pat iš Ateliero bazę savo mėgstamiausią, tai irgi yra tokia mažytė, tai anksčiau būdavo ir pudros tokios mažytės, tai dabar nežinau, ar bėra iš tikrųjų, bijau pameluoti, bet žodžiu šiuo momentu neturėjau, tai pasiėmiau bazę tokią mažytę, labai patogu. Tada maskuoklis iš SLA Perfect Glow. Tada pasiėmiau Alix Avien matinių lūpdažių Peachy Nude spalvytę. Tada Catrice'o Pure Volume Mascara Waterproof. Šitą priemonę rodžiau savo prieitam video, tai galite pasižiūrėti, jeigu kas nematėt. Tada savo mėgstamiausią, tobuliausią pieštuką, tai Zola, iš Zolos tiksliau, spalvytę Truffle 04. Šitą irgi daiktą matėt pas mane prieitam video.
Tai čia yra veido paletė iš Physicians Formula. Tai aš pagalvojau, kad čia turim visko, ko man gal prireikti tiek akims, tiek veidui. Tai turim bronzerį, highlighterį, kompaktinę pudrą ir skaistalus. Tai žiauriai patogu. Labai gerai. Čia aišku dantų šepetėlis, nieko įdomaus. Dar įsidėjau blakstienų klijus ir pincetą blakstienoms. Kodėl, tai paaiškinsiu vėliau. Tada žinau, kad norėsiu blizgučio ant akių gražaus, tai pasiėmiau Bobbi Browno Moonstone blizgutį. Antakiai, kadangi mano tamsus ir tvarkingi, tai man tiesiog reikės prasišukuoti, tai aš pasiėmiau iš Anastasia Beverly Hills geliuką. Makiažo įrankiai pas mane tik 3, neskaitant kempinėlės, tai yra 2 akims šepetėliai iš Alex Avien, tiesiog, kad būtų patogu prieiti tam tikras zonas. Ir dar vienas tiesiog susikontūruoti veidui, tai Sincero Salon. Dar pasiėmiau skustuką, kadangi dabar esu tokioj stadijoje, žiaurioj stadijoje, kad darau ūselių lazerinę depiliaciją. O darantis depiliaciją galima tik skustis ūselius. Tai ir pats žiauriausias dalykas. Taip, toliau dar turim Avon lūpų aliejų, žiauriai fines, tai pasiėmiau, galvoju, jeigu nebenorėsiu ten matinių ar kažkokių tai lūpų, užsidėsiu blizgį. Pasiruošiau sagtukų, gumelių, aišku. Ir dar įsidėjau iš Avon, turiu va tokius mažus lūpdažiukus, šiaip turiu daug visokių atspalvių, bet tiesiog pasiėmiau 3 skirtingus, galvoju, off-drug bus kažkokia kitokia man nuotaika ir aš įsidėsiu kokią kitą spalvą. Tai žiauriai irgi patogu. Tai va, viskas, čia mano visas. Šiaip ta mano kosmetinė tikrai nėra didelė, kaip 2 delnai, nes mano kuprinė bus labai mažytė, tai manau, pakankamai priemonių tikrai sutalpinau. Nu, tokia biškiai išsipūtus, bet visai nieko, sakyčiau. Tas. Aišku, tą paletę galėjau ir mažesnį variantą kažką sugalvoti, bet šiuo momentu mano tokia gan mėgstama paletė, tai pasiėmiau tiesiog. Tai jo, dabar ir lygiai 10:30 vakaro. Man jau reikia miegoti, bet prieš miegą, ką aš pasidarysiu, tai jo, pasidažysiu viršutinės blakstienas, nedaug, biški. Ir kadangi važiuoju į kelionę, kurioje aš nenoriu ten praleisti laiko daug dažantis, tai tiesiog biški sučytinsiu ir prisiklijuosiu blakstienas visoms toms dienoms. Tai dabar visų pirma pasiimsiu kuokštelius blakstienų, turiu 3 ilgių, bet susižiūrėsiu dabar, kokiu man prireiks. Ir dėl ko, matėt, įsidėjau blakstienų klijus ir pincetą, tai būtent dėl to, kad jeigu man kartais ar iškristų koks kuokštelis, ar pasijudintų ar kažką, kad aš galėčiau pasitvarkyti ir tenais būdama. Bet kad man nereikėtų vežtis visų 3, pavyzdžiui, dėžučių, aš sugalvojau tokį variantą, kad aš tiesiog iš kiekvienos dėžutės išimsiu po skirtingą ilgį ir susidėsiu vieną dėžutę. Smart, ne? Nu, žodžiu, parodysiu. Tai dabar ką darau? Pasiėmu savo mėgstamiausius Elena Toffel klijus. Pasiėmu šituos, nes žinau, kad man laikys tiksliai, kad laikys stipriai ir kad man išlaikys visą tą laiką, kurį man reikia. Tai va, dabar pasiėmiau 10 numeriuką ir blakstienas klijuosiu ne taip, kaip įprastai iš viršaus, bet klijuosiuos iš apačios. Apie blakstienų klijavimą tikrai padarysiu video, nes mačiau, kad yra norinčių. Tai tikrai padarysiu, tik turėkit kantrybės, ta prasme, aš idėjų turiu labai daug kokių video susukti, tiek, kad supraskit, kad nelabai spėju viską
nes vis dėlto ir dirbu, ir turiu leliuką, noriu maksimum pabūti su šeima, stengiuosi skirti didžiąją dalį, prasme, laiko šeimai, o po to jau darbam. Man iš apačios toks biški, ir žaidimuks, bet atrodo tada labai natūraliai ir galbūt kitom netgi patogiau klijuotis iš apačios. Aš kadangi esu pratus iš viršaus klijuotis, tai man iš apačios biški sunkiau ir klijuotis, bet šiaip tai, kai atkali sistemą, tai aš manau, kad visai neblogs variantas gaunas. Tai rytoj, žodžiu, man reiks keltis po 4, pusę 5 kokią, nes pusę 6 jau realiai turiu išjudėti. O norėčiau kaip ir biški gal kažką užkąs, nors jaučiu tokią valandą, aš nelabai norėsiu kažką valgyti. Bet galvoju, galbūt kažką užkąsiu, biški norėsiu ir pudros ant veido užsidėti, nes po to nebus tikrai kada dažytis. Tai va, dabar pasiimsiu 11-uką, tai pasižiūrėsiu pas jums į kamerą. Matau, tiesiog dedu realiai netgi trumpesnės blakstienos už savo natūralias, bet man realiai dėl vešlumo reikmo, aš nenoriu labai tam ilgų blakstienų užsidėti. Tai va, dabar pasiimsiu 11 ir matot, pavyzdžiui, dabar va, pasižiūrėsiu į apačią ir matot, kaip natūraliai atrodo iš viršaus žiūrint. O kai, pavyzdžiui, susiklijuoji iš viršaus, jeigu tu ten kažką, pavyzdžiui, prisigrybauji, tai matos labai gerai tada. Nes šiaip iš viršaus irgi žiauriai gerai laiko. Man viena klientė išvaikščiojo netgi 16 dienų. Tiesiog vat, su paprastai priklijuotom makiažiniam blakstienom. Bet iš viršaus buvau klijavus aš. Ir aš pat, pavyzdžiui, tarkim, varai kur nors savaitgaliui, vasarą, pavyzdžiui, atostogauti. Ir žinai, kad tu ten nei dažysies, nei ką. Ir nori tiesiog, kad ryškiau akis atrodytų. Tai pasiėmė, va, prisiklijuoja. Ir žiūri gerai. Ir realiai visą savaitgalį drąsiai išvaikščiodavau. Aš dažniausiai norėdavau tiesiog jau nusiimti pati. Dar būčiau, ta prasme, dar galiu tikrai nešiuoti, bet man tiesiog aš noriu pati nusiimti, nes noris tai normaliai nusiplautas akis, nusivalyti ir taip toliau. Tai. O dabar taip, aš turiu pasaugoti, biški netrinti. Ir va, dabar pasiimsiu 10-uko ir paimsiu va, už tos juostelės ir perkelsiu. Va. Taip pat paimsiu ir uždėsiu čia. Va. Ir turėsiu 10-uko juostelę. Ir puikiausiai man tiesiog vat, viena bus dėžutė ir aš turėsiu visus ilgius vienai dėžutė. Nu tai va. O tušą užsidėjau, šiaip būčiau nesidėjus to tušą, bet užsidėjau tušą, kadangi kai žiūriu į apačią, jeigu bus nepadažytas blakstienas, tai tiesiog labai gal akivaizdžiai matysis, ypatingai jeigu, pavyzdžiui, turi šviesias blakstienas. Tai va, tai dabar tiek, aš varau ilsėtis, nes labai greit reiks keltis ir susitiksim už sekundėlės. Labą naktį. Labas rytas. Noriu garsiai kalbėti, kadangi mažoji atėjau į kitą kambarį. Dabar pusė 5. Šiaip pakankamai lengvai atsikėliau palyginus
kad nežadint vyro su Lelyte, nusprendžiau pasikviesti mamos vyrą, kad mane nuvežtų iki Develinės, tiesiog kur mane turėjo pasiimti kita kolegė. Čia jau persėdau į kitą mašiną pas kolegę ir važiavom pas kitą kolegę. O Relis tai visada tai specialiai, jei kur nors toliau važiuoti, prisningt, slidus kelias, nu žodžiu. Kas ten tokia? A girdė, čia nusiraksim, ale? A nuvalė laiptus mums? Taip, naktį nemieguoju, ruošiaus vaskluotą pasikintų, kraksonė. Pasisveikinti su salos gyventojais. Sveiki salos gyventojai, prasideda mūsų tripas. Tu nori pasisveikinti? Liksime gyvos, pamatysite vėliau. Nu turėtumėm. Aišku. Al tokios gyvos būsim kaip niekada. Ale jūs pažiūrėkit, koks servizą girdi. Ką tu? Kas čia kaip ponios? Nu ką, mes jau praėjom čekiną, a kaip čia pavadinti? Aš tokia ta keliauninkė esu. Va. Eisim pasižvalgyti, kas įdomaus. Šnapšiuką. Einam dabar pasižiūrėti, ką nors gero. Ką nors valgyti, ką nors nusipirkti gal. Nu va, paninuks į sultikės, kiek 13 eurų. Voilà. Varom, reikia tikėtis, kad nenuleis lėktuvą dėl mūsų mysių. Ja! Nu, Domitėlė. Pasiruošusi skilti. Jep. Ir manešti. Ką nunešti? Žinai, kas yra? Varom ieškoti man princo. Princo. Dominika, kaip jaučiatės būdama viena pati? Labai gerai, nes, žinote, visas lėktuvas pilnas, bet princesės sėdi vienos pačios. Va taip va. No comment. Sekas tokiom durniam tokiom ir sekas tik. Ladies and gentlemen, mobile phones and tablet computers are permitted for use for the whole duration of the flight in airplane or flight mode. If your device does not have airplane or flight mode, it must be switched off now and remain switched off. Guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation. Apzīmēts 6. nozīme exit. Ārkārtas situācijā grīdas apgaismojums norādīs ceļu līdz tuvākajai izējai. Avārijas izējas atrodas abās lidmašīnas pusēs, salona priekšējā. Nu ką, mes manifestavom vietą. Žodžiu, Dominika gavo 2 laisvos vietas. Ir dabar sėdim visus 3.
Mes esam šustras dabar, labai šustras, bet turim saldumynų, tai gal kažką pasmaguriausim. Žodžiu, matysiu ar neužmigsiu. Ну фоткинг. O, toks Ужас, ага. Patirkė sensą. Šitą, žiūrėk. Oh yeah, it is quite big. I love it. I have like 20 pencil like this. Yeah. Okay. And it holds well, eh? Yeah, it's Thank you. That's what you got. А тебе ну фоткинг? Karina. Kaip fainai, kad čia ir saulytės. Awesome. Tai žodžiu, sutikom labai fainą stardėsę. Pasikalbėjom, pasifotkinom, paprikolinom. Gavom Instagramą, Jo, gavom tipsiukų makiažą. jo. Nes labai gražiai buvo stardėsė, mes iš karto taip visos užkibom umakės. Akitė. Tai va. Tai dabar keliaujam į metro. Ką? Vaik žengti iš mano ėjimo. Aš žiūrėkit padedu 2 žingsnius kolonos vieną. Va, dabar varom į traukinį. Žodžiu, sėdam traukinį ir nusipirkom bilietus į Liverpool. Pirmin ir atgal. Apakom dėl kainų. Tai jaučiu, kad permokėjom, kažką netaip gal susižiūrėjom. Na, bet žodžiu, sumokėjom nemažai. Ane? Kaip jaučiatės? Pirmieji potyriai ne Londone, palauk, dar mes net ne Londone, o jau išleidom pinigų. Žinote, ką pasakysiu? Faktas, kad kosmetikos nepirksim šioje saloje. Šiandien gal ir ne, rytoj jau bus nauja diena. Va, tie gražus taksai. Iškart matos, kad esam Britanijoje. Ir aišku, telefono būdelė. Neypatingai graži. Aš kadangi labai nepernešu žiemos, tai taip džiaugiuosi čia atvarius į tokį pavasarį. Fainas.
Einam į Subway pasiimti užkast. Dar iki mūsų apsistojimo vietos liko 500 metrų, ačiū Dievui. Atvarėme su dviejų. Va. Kokį skanumyną kertam, ane? Rekomenduojame. Labai. Kai turim mėgstamiausius saldainius, maltizerius ir jamam viską, ką randam su maltizeriais. Kas čia yra? Kažkoks bunny. Crispy bunny. Čia viskas ir su kiaušais. Mano ševelykas. Ką darė man? Mums reikia susirinkti. Mini eggs. Pažiūrėkit, kiek kiaušų visokių. Irgi ir maltizerių, va ten kiaušis, bet nu gal neimsim kiaušio dabar. Nu ką, ateiname į savo apartamentus. Oi. Ai, pala, mūsų 6. Tai čia į 6 aukštą. Vau. Tikrai čia nesiaura. Bet tai 6. Smirda čia. Na. O, kaip gerai. O. Nice. Wow. Oho. Nice. Netgi ventiliatoriai ir... Nu, faini kambariukai. Batus maunantis. Palauk, reikia aprodyti viską. Ir skalbenkę galim rūbus išsiplauti. Nu ką? Hello. Ką veikiam? Jadam saldainį. Čia mūsų... Saldainiai. Čia kai randi maltersų visokių rūšių. Maltersų, kaip aš pavadinu? Maltizerius. Žodžiu, va, jau sėdim kambarį, aš visą blizgu kaip... Bet nesvarbu. Tai va, ką toliau, koks planas? Nie plan. Gavo Wi-Fi moterys. Na, bėr moterų. Atsidariau. Ir kas tada? Dabar išėjau su metu. Reiktų, žinai. Parodė, ką filmavai dabar? Nerodys. Du variantus. Palauk, Truputį ne? pirmus kartus. Tu dar žaidam? Aš dar neišsėdžiu. Ai, o tai... Va. Ai, ble. Okay. Aš dabar. Nu, tai du. Septynios? Yes. What? Dabar turi 9. Turi 8. Dievane. Aš čia prie savo irgi galiu mes? Jo. Jes, nufilmavau laimėjimą. Man susūdžiau. Nu dar laimėjom, nes atsidariau ir aš. Nesvarbu. Aš pirmą. Aš pirmą atsidarau. Nesvarbu. Užsimenu. Ne. Geriau adapterį mums suvairuoja. Nu, neturim adapterių, neturim kaip pasikrauti telefoną. Nežinau, kaip savo veiksime. dabar į YouTube sekėjus, subscriberius, savo Instagramo, TikToko followerius, kad sušelptų mum ant adapterių. Patapinkit. Kaip man sako. Ai, tai čia laivą reikia daryti.
Bet neturim kaip pasikrauti telefoną. Nu tai taip ir padarysim laivą. Jau tą sušaut. Ai, nu jo, šiaip, kad pratęstumėm laivą. Visą gerą einam daryti per TikToką laivą. Jo. Bet jeigu šūdų nevalgysi, nieks nežiūrės. Turim. Yra indų ploviklė, sumaišys ant grūdus. Ne taip ten daro. Tuomet pamirkysim. Jo, kažkaip taip. Susitiksime laivę. Arba net. Nu ką, kur einam? Į prekybcentrį. Einam. Tam. Einam į Kingsland. Va čia mes gyvenam, čia va. O čia va prekybcentris kažkoks. Tai varom ieškoti adapterių, kadangi negalim pasikrauti telefonų. Tai va, kas čia? O. Išbandinėjau Maybelline lūpdažius. Žiūriu čia naują formulę ir mano mėgstamiausių lūpdažių šitų. Šitus pasibandžiau ir čia žiūriu kažkokie visiškai nematyti lūpdažiai. Tokie. Šiaip žiauriai visko norėčiau ir šitų pabandyti. Visokių tokių gerybių. Žiauriai fainai. Aišku, daug ką turim ir Lietuvoje, bet vis tiek ir tokių nematytų priemonių. Aišku, greit praeiti ir pro šitą skyrių pasižiūrėti, kas įdomaus. Tai jau norėčiau visko priimti, bet negaliu daug prisipirkti, nes be bagažo esu. Nu, damutės. Jau filmuok, kad aš pasidalinsiu. Bandau daryti iki storių kažkaip. Vienas. Palauk, tai bumerangą darot, ne? Aš tai tiesiog filmuoju. Nu, 1, 2, 3. Apa. Pataikau. Labą dieną. Šiaip jau labas vakaras. Labas vakaras, labas naktis. Tai keliaujam miegoti. Dabar yra 11:30 beveik. 6:45 minutės. Ne visai. Tai žodžiu. Ir beveik 11:30. Lietuvos laiko jau 1:30. Tai žodžiu, varom miegoti. Tai anksti keltis, lauk ilgą dieną. Bus daug bairio. Ir susitiksim, jum po sekundės. Bye. Labas rytas, labas rytas. Aš įsivaizduoju, atsikėliam anksčiau. Tiksliau, aš atsikėliau anksčiau, net neišadintuvas. Uždengiau kamerą. Must dėl to, nes 2 valandom čia anksčiau. Tai dabar yra po 8, ne? Reik varyt ruoštis. Varysim tada pusryčiauti. Ir varysime ten, kur ir suplanavome varyti. Dėl ko ir atvažiavome. Dėkui. Nu ką, laiks pasipuošti biškiu. Tai pasidėjau telefoną tiesiog ant lovos. Ir pasidarysim mini makiažą. Duosi išmėgint drakoniuką? Ačiū, prašau. Gavau išbandyti. Na, taip, bandom.
karto pasirodysiu su normalia šviesa. Biškį dasidėsiu keletą blakstienų. Nu ką, mano makiažiukas padarytas. Plaukučius tiesiog paprastai susišukavau į keduką, susivaškavau šiek tiek, nes buvau pasiems vašką, o ne plaukų laką. Nu va, atrodau taip. Šiaip patiko Drakoniuks. O kas tas Drakoniuks? Tai Drakoniuks yra Hourglass paletė. Tai va, leido paletė. Nu ką, varom įsidvėjų pavalgyt. Nes mums ten labai patiko, labai skanu buvo ir netoli mūsų kambario. Tai varom pavalgysim. Šį kartą imsiu pilną dydį, kad normaliai pavalgyt. Ir varysim į metro. Instagrameras, vienam priekį, kitą galą. O čia intos, kur tipo pasidalina tiesiog stories. Va, pasėmiau full size-inį, nu prisidėjau, tai bus skanu. We love Subway. Va, pažiūrėkit, kaip skaniai. Tavo vardą gražiai ištarė. Mes normaliai parašėm. Kaip visada. Dominica. Tikiuosi, mano išgirda gerai. Looks nice. Nu, pažiūrėsim. Nu, mano tikrai jau turėtų vardą gerai pasakyti. Taip karamelė gerai. Ne? O, kaip skanėta. Duosi paragaut mačio? Nes aš esu gerus tik kankanę. Aš tarus. Per mažai saldi man. Aš su kokosu pienu. Tau gerai, ne? Ai, tai jo, man tada saldumo, žinai, norėtųsi. Ai ne, aš su kokosu pienu. Thank you. Aš atradau skaną. A mum tikrai čia? Draugelis. Aha, okay. Nu va, mes jau laukiam. Čia bus mūsų masterclassas. Hello! Hello! Va, kiek panų esam ir varom. Oh my god, kaip gražu. Pamatė. Oh my god, žiūrėkit. Kokie goodie bags. Jau atsipirka lėktuvą. Traukinio. Ai, ne, dar traukinio neatsipirko. Dar tik lėktuvo. Nice. Nu,
Foundation or the flawless filter. Foundation and then corrector, then concealer. It will be like 15-20 minutes. Okay. Yeah. And when you do your foundation, what do you choose more? To set it with powders and maybe have the lighter base Yeah. as a foundation, or do you choose more not to set it as much? Ten žalia dar kažkas Šampaninis tas gražus, žinai, nuotakų toks veisas. O iš kur šita? Čia ta pati? Šitas? Jo, šitą, vat šitą. Žiauriai gerai. Paslašė plasku. But also I'm going to use Spotlight highlighter under the eyebrow. That is the one that is O, jau žiūrim visko. Sėdė 3. Ką nusipirkai? Daug ką. Parodysi vlogį? Taip. Gerai. Į Sephora su įėjimu atskiru. Va. Yes. Va čia tai jie. Ar jūs ką tik susigarbanavote plaukus su Dysonu? Taip ir ką tik aš patapau graži. Ir ką Bet tavo viena pusė lieva. Nu ką nusipirkau, tą darysiu atskirą videaką, tai jeigu norėsite, tai žiūrėsite. neturiu va tą fotosesiją. Buvo daug pinigėlių išleista šarvuotė. Taip, ir todėl komentuokite, ar norite tutorialą. Nors jeigu ir nenorite, vis tiek padarysite. Vis tiek bus. Jūs, Pakartuok. jūs norit, nenorit, bet Erika darys taip, kaip jinai nori. Taip, Tai jūs galite balsuoti nebalsavę, vis tiek bus taip, kaip jinai nori. bus tutorial. Gal Taip, dar į taip. mane biškai atsižvelgs. Bet galit pakomentuoti. Vis tiek komentuokit. Jo, blogiau nebus. Nes jeigu rašysit, kad nenorat, tai tada bus ilgesnis video. Jeigu rašysit, kad norit, tada bus trumpesnis video. Jo. Tai va. Nebent norit ilgesnio video. Na, bet čia man palei nuotaika bus, kokie aš norėsiu, tokie padarysiu.
Nu čia tai buvo gerulis. Belekas. Su tokia gilia žinutė. Rapunzelė. Ir pika. O, Tobijus. Žiūrėk, kokie padukai faini. Kokia cute. Blamba, aš gal norėčiau. Nu, mes varom į Chinatown. Matysim, turėtų būti įdomu. Žanų pasirinkimą tai normaliai. Bet čia taip turi rinkti, skaityti. Šitai duodu. Ai, biškį aštrą. Nu, bet, duodu 8. Profesinė lyga. Biškį aštruką. Aš kadangi krevečių nevalgau, bet va pasižiūrėkit, tada visai skaniai. O, mano vištiena. Can we get more soy sauce, please? Before we do this, please, everyone come right up to the cones on the floor. Right up. Don't be afraid. Sir, where you from? Give it up for France! I have a question. Maybe you know where we can get this one? Oh, in Soho, I don't know where. On another place? Kodėl jums atrodo, kaip nesakysiu kas? Tai čia ir yra visgies. A ne? Tai aš ir sakau, kad mes viniukų ieškom. A. O kaip man jam vadinas? Taip ir vadinas? Penis waffle. Yeah, it's the name. Ah, ja?
deserčiukų gavom už reklamą. Va taip reikia gerti kokteiliukus. Vo, prašom. Žinai, bet reikia pamatyti, nes kartais, kai čia gyveni, tai net neužmiršti, žinai, tą visą grožį. Nu ką, mes iš po bariuko einam kur? Ieškom karaokės, nes buvom nusižiūrėję kur, bet tik Friday night. O šiandien ir ne visai Friday night, šiandien ir trečiadienio night. Ir... anai jau Thursday. Nu, tai žodžiu, jo, ieškom ir nežinau, kur nueisim. Einam į kitą vietą, kur Mapsas rodo. Visa ši kelionė yra ant Wi-Fi'aus medžioklių. Jo, nes internetas toks Londone yra Pasistink, atvažiuoti. šia krūva, kad ta prasme, aš nežinau, kaip jūs ten gyvenat. Ne, tie, kurie gyvenat, jau čia turit normalus sintikus, viskas okei. Bet ta prasme, nu tragedija internetas. Tai nežinau, kiek girdit per vėją, bet radom karaoke boksą. Žiūrėsim, leis mumis padainuoti. Nu, okei, einam. Tai galbūt tie, žinai, kambariukai kokie. Nu. Galima nusipirkti kambariuką. Jo. Bandyk. Už 100 pem. Žodžiu, bandom nepasiduoti ir dar ieškot, nes pem 5 svarai į valandą. Tai, kad tu per valandą daug padainuosi, ne? Šūdai, nieko. Nu. Tai ieškom dar. Nu ką, karaokių neradom. Žodžiu, atvarėm pavalgyti. Tiesiog pavalgyt ir tada varysim ieškoti. Čia grinai tiesiai put šilumą. Tai, žodžiu, varysim ieškoti metro ir varysim link namų. Very good. Žiauriai skaniai, galvojau, kad bus ne, bet... Pažiūrėk, kaip kebabiukas atrodo. Kokios salačiukės ir nepakaitintas. Pasakau. Labai skaniai, labai. Viskas, tavo dokumentus, viskas susifotkinai, tipo mašinos numeris užsirašom. Viskas yra, mes ką... Nu ką, parėjom. Ir dabar arba varysim į oro uostą, arba varysim biškį pakimarint ir tada į oro uostą. Nu ką, dabar ir po pirmos, aš kaip užkimau. Po pirmos 20 beveik žadėjom varyti į oro uostą. Bet pamatėm, kad mūsų traukinys, kuriam išleidom beveik kiek pinigų, važiuoja tik 4:30 kažkur. Tai neapsimokom varyti dabar. Tai kaip ir šausim pamiegoti porą valandų. Ne, nemieguos. Nemieguos? Kimarins. Pas blogai, jeigu mieguos. Nu, blemba, aš irgi bijau užmigti. Bus labai sunku tada. Bet aš jau taip gerai čia buvau prigulus. Nemieguosim. Mieguosim lėktuvę, vat 3 valandas nemiegoti lėktuvę. Labai gerai, labai gerai. Šiaip buvo planas dar nuvaryt dabar į oro uostą. Dabar turėtų pasakė, kad negalim varyti, nes tiesiog iš Liverpoolio stoties, iš kurios mes turime bilietus, būtent su vienos rūšies traukiniu. Išvažiuoja iš ten traukinys pats pirmas šiandien tik tais po 4. Tai jeigu mes dabar ir nuvarysim, ten būsim, čia kažkur 20-30 minučių kelią su autiku, nes metro nevažiuoja dabar. Tai tiesiog turėsim laukti. Erika nepasirašė tam. Ne, aš tikrai... Kad aplink... Aš tikrai nekimarinsiu, kur vaikšto aplinkui žmonės neaiškus traukinių stotyje. Tai vienu žodžiu. Mūsų kambariukas jau nuėjo miegoti, nes jom rytoj skrydžiai yra vėliau, vienai per pietus, kitai vakare.
O mes ką? Nu kažką. Įmaninom. Šiaip aš tai normaliai dar. Nu, aš irgi normaliai. Man jau lūžis įvyko tas miega, kur aš tipo noriu miego, bet šiaip jeigu padėčiau galvą, tai smigčiau, bet būtų man atsikelti ryte. Tai geriau neišmėgau. Aš būčiau tokia suraugus, kad pizda. Aš būčiau pikta ir tada, bet taip jaučiu šauksiu ant tavęs. Kai nusileisim, nes būsiu pikta, nevalgius, Gal šauksiu ant tavęs tada. Bet jeigu gausim dabar oro uoste, jeigu gausim Starbucksą, jau bus gerai, nes dar norėčiau prieš išvanant atsigerti. Tos karamelinės tikrai buvo labai skani. Ir viskas godžia, kad nusileidus už poros valandų gausim cepeko, nes jau šiandien užsisakė. Šausto. Dar ką būtų geras internets, būtų labai lengvai Nu, tik tokia gali prastumti. O dabar žinau, kad nekrauti tokio. Nes tu tiek ilgai nebūs tik tokia jaučiu. Aš šitą jo labai mažai painu tik to. Nu, tipo, kai neturi ką veikti, nu, tai dažniausiai eina. Nu, ja. O čia ir tokių momentų, kad neturi ką veikti, bet tavo neužkrauna. Tau net Instagramą neužkrauna, apie Facebooką irgi net nekalb. Džiaugiasi, jeigu išsisiuntė žinutę, kad esi dar gyva šitam kalėjime. Labanaktis žmonės. Susitiksim po sekundės. Nu ką, po 3:15 laukiam autobuso. Aišku, buvom prisnūdusios. Kada buvom prisnūdusios, kai beliko valandą iki išėjimo. Lemia, vadinu, žiūrėk. Tai ne kažką žiūri. Žodžiu, mums kaip ir visada su nuotykiais nuvarėme į traukinių stotį, kad nuvežtų mumis į oro uostą. Ir, žodžiu, pasakė, kad kažkas norėjo ten. Dar po pirmą priejo prie mūsų toks, kaip bomžiuks. Vienas tipo pasakė, kad jeigu jūs laukia traukinę į Stancino oro uostą, tai jisai atšaukts. Tik nesakyk to žodžio. Nes vien žmogus iššoka ant bėgių. Nu. Gerai. Nu ir mes pažvengėm ir galvojom, kad čia bairsans nusišne. Ir mes toliau stovom, atvarė dar vieną panikę. Toliau stovom, čia viską laukiam. Ir tada atėjo jau stoties darbuotojas ten. Ir ant patvirtino tą informaciją ir pasakė, kad mes turim varyti su busu. Atvarėme busą. Dabar eisim pildyti formas, kad susigražinti bilietus už traukinius. Nes čia brangu yra. Jo, nes mes brangiai sumokėjom labai už traukinio bilietus, o dabar turėjom pirkti autobuso bilietus. Bet su autobusu važiuoti pigiau, tai kas jau planuoja atvažiuoti, tai geriau važiuokit su autobusu. Nes traukiniais žymiai brangiau. Žymiai. Nu, bet brangiau. Brangiau, jeigu, tai žiūrėk, nu jo, brangiau per 5 svarus, man atrodo, jeigu jie abi pusės gaunas. Ai, nu tai ne taip labai baisiai, bet... Bet vis tiek, manau, kad dar yra ir pigesnių variantų, kaip nuvykti tokie. Jo. Ir iš. Turėtų būti. Abracadabra. Abracadabra. Nice. Lemia, neranda, čia ką nors nedarė. Atsuk į kamerą, kitą pusę. Nefokusuoja. O? Nice.
at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, Nu ką, mes jau Rygoj, žiema, žiemužė. Darom, važiuojam numerį. Šiaip akina tas sniego baltumas, bet jau viskas keliaujam link mašinos. Dabar važiuosim iki Naujosios Akmenės pavalgyti cepakų. Ir tada viskas, tada Akmenėje atvažiuos mano vyras, arba Mažeikiuos matysim dar. Ir važiuosim namo čia. The good life. Jo, vat kas svarbiausia, kad yra good internet. O ten yra very, very bad internet. Very bad. Jo, tai va. Nupirkau lauktuvių eglutei, krikšto sūnui ir vyrui. Į užteks. Va tep. Nes jau taip šita kelionė tokia buvo skani.